Sveiki, ekspertai live, tiesiogiai laida Duka Plius, aš esu Audrius Nakas, o šiandien yra spalio 23 diena 2023 metų. Tokių tarsi priekaištų, tarsi klausimų sulaukiam, sako kai kas. O kodėl jūs prieš laidą rodot, kol laida neprasideda, moteris? Nežinau, todėl, kad rodom moteris. Bet jeigu tikrai bus toks pageidavimas ir jeigu netinka moteris, gerai, mes rodysim vyrus, jeigu kam labiau patinka. Man asmeniškai geresnis variantas su moterimis. Bet čia jau, kaip sakoma, šiais laikais reikia būti tolerantiškam visom nuomonėm, visiem noram. Taip kad rašykit komentaruose, rodysim vyrus. Įvairaus amžiaus, galim jaunus rodyti, galų galia senus rodysim, tokie kokie patinka, tokius ir rodysim, madas demonstruos. Na ir dar vieno klausimo sulaukiu laiks nuo laiko iš įvairių kampų, klausia, kur dingo Vaitkus, gal jūs susipykot? Ne, mes tikrai su Eduardu Vaitkum nesusipykom, tiesiog visiškai nesutapo mūsų požiūris į gyvenimą, vertybės, paaiškėjo, kad yra visiškai skirtingos ir mes įsiskyrėm ant amžių amžinųjų. Štai nuo tokio juodo humoro ir pradedu šios dienos laidą. Beje, nesusipykom, bendraujam kiekvieną dieną, jokių problemų. Jokių problemų nėra su Eduardu Vaitkum. Rekomenduoju, čia tiem, kas nesuprato, juodo humoro. Rekomenduoju, labai geras poetas mano rankose. Maironis. Gaila, šiomis dienomis Maironio neturime. Taip gražiai apie visus niekšelius rašė, kurie buvo privysę smetoniniai Lietuvoje. Labai gaila, kad tokio Maironio neturim šiais laikais. Labai gaila. Na, tiesa, mes turim liaudės dainių valstybės vadovą, bet ten vis tiek, tokia modernesnė kūryba. Gera, labai gera, bet kitokia. Aš mėgstu labiau Maironį. Skaičiau su didžiausiu malonumu, aš manau, reikės mūsų laidoje irgi tai pacituoti. Šiandien laidos anonso nėra, nieko nepadarėm. Ir žinot kodėl? Todėl, kad kolektyve aš sėdžiu vieną studiją ir valdo visą šitą procesą žmonės per atstumą, kadangi apsirgo. Virusas greičiausiai sako, galva skauda, šiek tiek temperatūros, žodžiu, visi iškritę, o aš čia budėtojų šiandien dirbu. Kaip ten bebūtų, laidą mes pradedam ir turbūt jau jums pažadėsiu, kad daugiau taip laidos nepradėsiu. Jūs jau mintinai žinot, nuo ko aš ją pradedu. Ir jums pabodo ta pradžia, ir man pabodo ta pradžia. Aš pabandysiu kažkokiais kitais būdais apie tai užsiminti, apie tą tragediją, kuri vyksta su mūsų valstybiniu transliuotoju. Taigi, savaitgalį praktiškai, aš kai stebėjau tą pagrindinę žinių laidą Panorama, aš manau, kad tai buvo jau, ne tai, kad, kaip sako, žemiau grindjuostės. Ten jau dar giliau, jau rūsiuose kažkur mes esame. Taigi, pažiūrėkim, kaip atrodė Panoramos anonsinė dalis 20 dienos. Pasižiūrėkim, kaip 20 dienos atrodė Panoramos anonsinė dalis, kurią transliuoja valstybinis transliuotojas, vadovaujamas Monikos Garbačiauskaitės Budrienės. Į tautą kreipęsis Amerikos prezidentas pareiškė, kad Hamas ir Rusija siekia sunaikinti demokratijas. Kongreso skubiai prašo 100 milijardų Ukrainai ir Izraeliui padėti. Tai protinga investicija, kuri neš dividendus Amerikos saugumui daugeliui kartų į ateitį. Humanitarinė pagalba į Gazos ruožą vis dar įstrigusi pasienyje su Egiptu. Nesutariama, kaip užtikrinti, kad parama nepasinaudotų Hamas.
Pagerbtas Pietų Lietuvos partizanų apygardos vado Juozo Vitkaus Kazimieraičio atminimas. Kitąmet Europos kultūros sostinė tapsiantis Estijos miestas Tartu skelbia renginių programą, kurioje ir lietuvių kūrėjų renginiai. Apie Ukrainą tiek, kiek ten Bidenas užsiminė, kad tai gera investicija. Natūralu, amerikiečiai jie puikūs verslininkai, jie moka investuoti ir moka gauti pelną gerą. Jie dabar investuoja į Ukrainą, taip, ten žiaurūs dalykai, žiauriai daug žmonių žuvo, bet, ką padarysi? Svarbiausia, kad investicija būtų gera. Taigi, tos dienos panoramoje, vėlgi ten pusę minutės, ten minutės nebuvo, kažką parodė apie Ukrainą. Pasakas papasakojo. Pasižiūrėkim, prieš eidami toliau, ką kalbėjo Bidenas, kaip jis buvo parodytas, bet čia ne tai, aš norėjau atkreipdėmėsi, kaip jis buvo parodytas, bet kokia yra ta gera investicija amerikiečių į Ukrainą. Noriu tiesiog atkreipti dėmesį. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas iš Ovaliojo kabineto kreipėsi į Ameriką, siekdamas telkti paramą Ukrainai ir Izraeliui. Bidenas perspėjo, jei Amerika nusigręš, Vladimiras Putinas Ukrainoje nesustos. Jis tiesiogiai įvardijo grėsmę Lenkijai ir Baltijos šalims. Tai momentas, kai sprendimai, kuriuos priimsime šiandien, nulems ateitį dešimtmečiams. Amerika jis sako, jei nusisuksime nuo Ukrainos, Putinas taikysis į Lenkiją ir Baltijos šalis. Pasaulis laikosi ant Amerikos lyderystės. Amerikos alijansai laiko mus pačius saugiais. Rizikuoti visų tuo, jei nusigręšime nuo Ukrainos, jei nusisuksime nuo Izraelio, neverta. Tai protinga investicija, kuri neš dividendus Amerikos saugumui daugeliui kartų į ateitį. Kas nutiktų, jeigu mes nusisuktume? Mes esame nepamainoma šalis. Labai svarbu, kad Amerikos žmonės suprastų, kodėl jų mokestiniai doleriai yra siunčiami į Ukrainą. Labai svarbu, kad amerikiečiai suprastų, kur jų pinigai siunčiami ir kodėl siunčiami į Ukrainą. Investicija tai yra. Tai yra investicija. Pažiūrėkim dabar, kaip atrodė panoramos anonsinė dalis 21 dienos. Ukrainai 0 dėmesio. Gazos ruožą pasiekė pirmieji humanitarnės pagalbos vilkikai. Antakalnio kapinėse palaidoti Pietų Lietuvos partizanų apygardos vado Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikai. Dalis teisininkų mano, kad smurto orderis ne visada taikomas proporcingai. Pasitaikant atveju, kai socialinį būstą gyventojai pernuomoja, Klaipėdos savivaldybė imsis griežtesnės kontrolės. Pasaulio plaukimo taurėje dar vienas Dano Rapšio bronzos medalis. Įdomu pažymėti, kad 21 dienos panoramoje apie Ukrainą ne tik nebuvo anonsinėje laidos dalyje, bet iš viso nebuvo visoje laidoje nei vienos sekundės. Jūs įsivaizduojat? Nei vienos sekundės. Apie valstybę, kuri kiekvieną dieną 24 valandas per parą kovoja už visų mūsų laisvę. Ir kovoja ne su kokia nors teroristinė grupuotė, Hamas, Hezbollah ten ir taip toliau, kas yra labai baisu ir blogai, bet kovoja su teroristinė valstybė didžiausia pasaulyje. Gina viso civilizuoto ir demokratinio pasaulio laisvę ir nepriklausomybę. Kiekvieną dieną be pertraukos žūsta žmonės. Ir štai šitas kanalas, jūsų išlaikomas, jis nei sekundės neskyrė dėmesio Ukrainai. Nei vienos sekundės Monika Garbačiauskaitė Budrienė nebeskyrė Ukrainai. Nei vienos sekundės. Nei akimirksnio. Na ką, aš galiu pasakyti taip vaizdžiai. Monika Garbačiauskaitė Budrienė, jin jau stovi prasižergus, taip ir įsivaizduoju vaizdžiai, stovi prasižergus, prasiskėtus virš Ukrainos
vaizdžiai tariant, žemėlapio ir kai ką atlieka su šypsena veide. Kitaip aš neturiu kaip įvardinti šito akibrokšto, taigi mes, mūsų laida, daugiau nerodysim šitų greičiausiai tų anonsinių dalių, kadangi nebėra prasmės. Gal jie laiks nuo laiko ten bandys formaliai tą Ukrainą prisiminti, bet akivaizdu, kad absoliučiai nusispjovė, vienodai rodo. Ten vyksta karas, pats svarbiausias, pats didžiausias nuo Antrojo pasaulinio karo. Kiekvieną dieną Ukraina dabar kontrapuolimą vykdo, svarbi kiekviena detalė. Žmonės laukia tų žinių ir per svarbiausią žinių laidą, va šitą prasiskėtus, įžūliai prasiskėtus, su šypsena veide. Moterėlė dėja nei sekundės su visa savo komanda neskiria. Ai, taip galvoja. Kągi, didžiulė gėda ir čia aš noriu prisiminti mūsų valstybės vadovo Vytauto Landsbergio žodžius, beje, jis neseniai kalbėjo valstybinio transliuotojo eterį ir sakė, atsipeikėkit, su diktorė Pumprickaitė kalbėjo, jūs atsipeikėkit, kai jūs kalbat. Sako, karas jau seniai vyksta. Ir karas vyksta ten Ukrainos teritorijoje, bet koks karas? Gi valstybinis transliuotojas kiekvieną dieną rašo, Rusijos karas prieš Ukrainą. Vakarų Rusijos karas Ukrainos teritorijoje. Jeigu jums dar neaišku, nueikit pas Vytautą Landsbergį ir paklauskit. Todėl čia labai tinka mūsų liaudės dainiaus įžvalga apie tai, kokia yra didžiausia grėsmė Lietuvos valstybingumui. Čia labai tiksliai įvardina Vytautas Landsbergis, kokia tai yra ta grėsmė. Ir čia jisai turėjo omenyje ir be jokios abejonės šitą Moniką Garbačiauskaitę Budrienę su visais jos diktoriais. Jūsų nuomonė, kokios šiuo metu yra didžiausios grėsmės Lietuvos valstybingumui? Didžiausia grėsmė yra žmonių kokybė. Socialinė reklama ir tęsime laidą. Grėsmė mūsų šaliai, mūsų ir mūsų vaikų ateičiai, tautai. Jeigu pakabinta yra grėsmė, tai ji yra grėsmė. Ir guostis, kad dar nežuvome, yra naivu. Po tokios, sakyčiau, nemalonios pradžios, bet aš ją turėjau tokią padaryti, šiek tiek malonesnių žinių. Yra toks Latvijos prezidentas, pirmasis Baltijos sesių gėjus prezidentas, homoseksualas. Ir būtent į tai atkreipė, šitoje vietoje pagarba Monikai Garbačiauskaitei Budrieniai, dėmesį valstybinis transliuotojas, kai išrinko šitą Latvį Rinkevičius į Latvijos vadovo postą. Tai būtent Monika Garbačiauskaitė Budrienė atkreipė dėmesį, kad yra homoseksualas pirmasis, nes tai be abejo yra ypatingai svarbu, koks jis ten yra. Tai tas pirmasis Baltijos sesių gėjus prezidentas, homoseksualas Rinkevičius, linkęs drausti Rusijos laivams plaukioti NATO ežere. Ir jo šitas pasisakymas įvyko po to, kai buvo tas sugadintas vamzdis iš Estijos į Suomiją arba iš Suomijos į Estiją. Ir pažiūrėkim, kaip į šį įvykį sureagavo, tą parodė valstybinis transliuotojas, teroristinės Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Suomijos policija pareiškė, kad pagrindinis įtariamasis dėl dujotiekio iš Estijos pažeidimo spalio 8-ąją Honkongo laivas, kursuojantis tarp Kinijos uostų ir Sankt Peterburgo. Latvijos prezidentas pasiūlė aljansui svarstyti uždaryti Baltijos jūrą Rusijos laivams, jei paaiškėtų, kad kalta ji. Jei pamatysime, kad už ypatingos infrastruktūros pažeidimą atsakingas valstybinis veikėjas, turėsime to imtis NATO lygiu, gal netgi svarstyti uždaryti Baltijos jūrą Rusijos laivams, jei paaiškės, kad kalta Rusija. Praėjusią savaitę Vladimiras Putinas kaltinimus pavadino vakarų bandymų nukreipti dėmesį nuo Nord Stream sprogimų tyrimo. Ir išjuokė. Paistalai, net nežinojau, kad toks vamzdynas egzistuoja. Inkarų galėjau užkabinti, nežinau, tegul tyria.
Tiesą sakant, ir aš nežinau, kad toks vamzdynas egzistuoja. Greičiausiai to inkaru ir užkabino. Tik iš pradžių sakė, tai rusai padarė, po to Honkongo laivas, po to dar kažkoks laivas. Žodžiu, teisingai šiuo atveju sako Putinas, teroristas, reikia ištirti iki galo, bet pilnai pritariu homoseksualo mūsų Baltijos sesių pirmajam gėjų prezidentui Rinkievičiui, kad NATO ežere rusų laivų neturėtų būti. Čia tikrai lyderystė parodė Latvis. Tikiuosi, kad prie šios lyderystės ir prisidės mūsų gerovės valstybės kūrėjas, valstybės lyderis. Tiesa, užmaršus pamiršęs, kad buvo komunistų partija, tik nežino, ar įstojo ar neįstojo. Toks nekutis. Labai neblogai yra viena žinutė. Pagaliau ėmė vienytis Lietuvos opozicija. Pagaliau prieš tuos sisteminius visus ėmė vienytis opozicija ir tai yra viltis visai Lietuvai, visiems Lietuvos žmonėms. Ir manau, kad 24 metų įvairiems rinkimams, nes bus prezidento rinkimai, Europos parlamento rinkimai ir Seimo rinkimai, bus sukurtas tvirtas opozicinis vieningas kumštis. Artėjant kitąmet vyksiantiems prezidento, Seimo ir Europarlamento rinkimams Laisvės ir Teisingumo partija tarybos posėdėje aptarė galimybę sudaryti bendrą rinkiminį sąrašą su Darbo partija. Svarstoma, kad rinkiminėje koalicijoje galėtų būti iki 4 skirtingų politinių jėgų. Opozicinės partijos tikisi, kad sutelkus jėgas net ir aukštesnį rinkiminį barjerą pavyktų peržengti lengviau, nei dalyvaujant atskirai. Į Panemunės pilyje surengtą Laisvės ir Teisingumo partijos tarybos posėdį, kaip svečias Darbo partijos pirmininkas atvyksta su dovanomis ir pasiūlymais. Artėjant 3 rinkimų ciklui šaltis, lietus ir dargana, iš tiesų jums atveju tokias, kaip sakyti, apsisaugojimo priemonės nuo viso to. Tai yra Darbo partijos tėtis. Mintis suformuoti tokį stiprų centro politinių partijų bloką kaip alternatyvą arba kaip tokį trečią kelią ar alternatyvų kelią tiem žmonėm, kurie nenori balsuoti nei už konservatorius, nei už socialdemokratus. Neparlamentinės Laisvės ir Teisingumo partijos laikinasis vadovas Artūras Paulauskas sako, didesnė tikimybė barjerą peržengti sudarius koaliciją. Kol kas mūsų reitingai kažkur apie 3-4 procentus varijuoja ir to pastiprinimo tikrai reikia. Nesveika, kai mes politiniam lauke turim, 20 su virš politinių partijų, kurios visos dalyvauja rinkimuose ir kur ten, daugiau nei pusė iš jų nesurenka ten arba surenka iki 1%. Iš tikrųjų, gal ir nebloga mintis, sako, iki 1% surenka tas 20 partijų, čia 3-4 procentai, tai kai visi susijungs, tai visi kartu surinks 3-4 procentus. Štai tokia vienybė, patys suprantat, patys viską suprantat. Lietuvoje toliau tęsiama pasiaukojama kova su vis dar prasiskverbiančia Kremliaus propaganda. Įdomu pažymėti, kad šiuo atveju propaganda skverbiasi vidutinėmis bangomis. Lietuvą be trikdžių vis dar pasiekia Kremliaus skleidžiama propaganda. Ilgosiomis radio bangomis dezinformacija sklinda iš Rusijos okupuotos Uždniestrės teritorijos Moldovoje. Šita programa yra transliuojama vidutinėmis bangomis, kurios sklinda labai toli. Propaganda į Lietuvą prasiskverbti neturėtų ir ragina tai užkardyti. Jeigu galimybės leidžia, tą reikėtų padaryti. Tai atkreipti dėmesį, įsivertinti techninės galimybės, jeigu įmanoma slopinti šitą signalą, padarykim tai. Nes dabar nelaikas atviroms radio bangoms, dabar laikas kovai su propaganda. Ryšių reguliavimo tarnyba tikina, kad vidutinių radio bangų blokavimas nesuderinamas su fizikos dėsniais. Komunikacijos specialistas Viktoras Denisenko sako, Lietuva rusiškos propagandos klaidą pažabojo, tačiau tai nereiškia, kad dezinformacija Lietuvos nepasiekia. Informacinė erdvė iš dalies yra apvalyta, vėlgi bet kuris blokavimas internete yra toks dalykas, kurį galima apeiti, bet bent jau vėlgi praktika rodo ir tam tikrus apklausos rodo, kad sumažėjo auditorija, potenciali auditorija tų priemonių, nes žmonės tiesiog tingi
ieškoti būdų apeiti vėlgi tą blokavimą ir tai yra gera naujiena. Rusiškų ir baltarusiškų televizijos kanalų ir radio stočių skleidžiančių propagandą retransliacija Lietuvoje uždrausta pernai vasarį. Gelbsti tingumas, kitaip tariant, perfrazuojant specialistą. Lietuvą nuo propagandos gelbsti žmonių tingumas. O šiaip net reikia sugalvoti tokią nesąmonę. Aš lengvai paklausinėjau šiandien, kas klausosi, ką nors šiais laikais ilgom ar ten tom vidutiniam bangom. Aš asmeniškai nei vieno nepažįstu. Nei vieno nepažįstu, nes absoliučiai viską galima pamatyti bet kuriam išmaniajam telefone, kompiuterį, išmaniajam televizoriui. Bet ką galima žiūrėti. Nuo pornografijos, kurią leidžia žiūrėti Rimanto Bagdzevičiaus vadovaujama Lietuvos radio televizijos komisija, leidžia pornografijai sklisti iki bet ko kito. Nuo amerikietiškų iki rusiškų kanalų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia yra tik tai mitas. Bet mitas nebūna už dyką. Visi tie kovotojai, visos institucijos, kurios kovoja su tą propagandą, jos įsisavina pinigus. Ir labai labai gerus pinigus. Nors dar kartą kartoju, bet kas, bet kurioj vietoj, internetu gali matyti bet ką. Drauskit jūs, nedrauskit, tai neturi jokios absoliučiai reikšmės. Geriau būtų, jeigu jūs tą propagandą, jeigu ten iš tikrųjų tokia yra, paimtumėt ir konstruktyviai, argumentuotai sumaltumėt į miltus. Naudos būtų daug daugiau, bet dažniausiai būna, kad ta propaganda, jinai būna 100 kartų įtikinamesnė už jūsų propagandą ir melą. O čia yra bėda, todėl reikia drausti, bandyti, bet, su tokiais draudimais tai mes tikrai toli nenuvažiuosim. Yra toks veikėjas, aš jį vadinu Grybauskaitės lingė. Tas lingė buvo oficialios Rusijos Federacijos valstybės paslapties Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės ten padėjėjas, darbuotojas, kažkoks ten prezidentūroje. Toks žmogus mokinukas, jis man tokį primena. Turbūt gerai mokėsi mokykloje. Ne tai svarbu. Žodžiu, šitas Grybauskaitės lingė informavo, kad jeigu bus skiriami pinigai keliams, už kuriuos Lietuvoje atsakingas GRU karininkas Vygantas Lesoraitis, taigi jeigu bus skiriami derami pinigai keliams, tai neliks pinigų mokytojams. Ir dar baisiau, neliks pinigų atgrasimui. Tai tenka rinktis, tai jau geriau tada papuvę, pagriuvę tie keliai, bet nors truputį pinigų mokytojams, ir tiek, kiek reikia pinigų atgrasimui. Seimui pradėjus svarstyti kitų metų valstybės biudžeto projektą pasipylė ir parlamentarų siūlymai skirti daugiau pinigų ir konkrečių savivaldybių projektų statyboms ir 100 milijonų keliams ir mokytojams. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas tai vis tiek vadina neracionaliais lūkesčiais. Lingė sako, papildomai siūlyti 100 milijonų iš ne biudžeto rėmuose esančių projektų neracionalus lūkestis. Jau dabar matyti, kad Seime bus daug triukšmo dėl pinigų keliams. Didesnio finansavimo šiai sričiai nori ir valdančiosios koalicijos partneriai, ir opozicija. Statistiniai duomenys rodo, kad 40% Lietuvos kelių jau yra kritinės būklės. Ir visą tai, ką mes matėme, kas vyko su tiltais ir panašiai, tai visiškai akivaizdu, kad yra taip. Jeigu daugiau keliams, tai reiškia mažiau kažkam kitam. Mokytojams, gynybai. Per daugiau negu 30 metų 40% kelių pasidarė kritinės būklės. Neblogai. Bet čia norėčiau paprieštarauti Grybauskaitės lingiai, žmonių partijos atstovui, kad nesąmonė, jeigu mes skirtume pinigų keliams pakankamai, kažkam trūktų tų pinigų. Ne, viskam pinigų užtenka. Esmė yra ta, kad jie netinkamai įsisavinami per daugelis sričių. Aš jau nekalbu apie tokias bukas vagystės, bet jie labai įsisavinami ne ten, kur reikia. Jeigu Lietuva vietoj 100 tenai patrankų turėtų 50, tada kaip iškart rusai pultų ar ką?
aš dar kartą kalbu, kad pinigai, kurie yra išleidžiami metalo laužui, kitaip aš negaliu to pasakyti. Metalo laužui, miškų kirtimam, poligonų įrengimam, infrastruktūros kažkokios super patogios užsienio kareiviam įrengimui. Visa tai yra išmesti į balą pinigai. Lietuva priešintis, jeigu ką, gali tik tai lygiai tokiu pačiu būdu, kaip ir 1990 arba nuo 88, kada sąjūdis įsikūrė, taikiu būdu. Tik tame yra jėga. Bet ko bijo Lietuvos teritorijos administratoriai? Na, bijo, kad jeigu kažką, taigi jiem klius, todėl jiem reikalingi tie tankai ir tas besaikis ginklavimasis. Bet čia tiesiog perspaudžia. Užtektų vienos tanketės, gerai, 10 tankečių, 10 patrankų, po kulkosvaidį dar ką norit granatų, viskas. Biudžetas karinis tada pasidarytų mažesnis 98%. Ir jie būtų apsiginklavę, ir žmonėms būtų geriau, nes tie pinigai būtų investuojami prasmingai. Tiem patiem mokytojams būtų, tiem patiem keliam ir visam kitam. Bet kas iš to, kol kas yra taip, kaip yra. Ir dabar paklausykim, ką reikia daryti, kad keliai Lietuvoje taptų geresni. Ką reikia daryti? Tie, kurie žino, nesakykit, o tie, kurie nežino, atspėkit. Be abejo, turi būti įvestas dar vienas naujas mokestis – automobilių mokestis. Ir mažo to, net ir tie labai nepopuliarūs Lietuvoje elektromobiliai taip pat turėtų būti apmokestinti. Taip svarsto specialistai Lietuvos. Kova dėl pinigų keliams. Vyriausybei sumos nepadidinus didesnę kelininkai siekia gauti Seime. Ekonomikos komitetas jau pritarė pridėti papildomus 200 milijonų, bet vargu ar su to sutiks kitas biudžeto ir finansų komitetas, nes pinigų valdantieji kartoja yra tiek, kiek yra, o biudžeto prioritetas kitąmet ne keliai. Nors niekas neprieštarauja, keliai Lietuvoje blogi. Tarp galimų pajamų šaltinių minimas automobilių mokestis. Kelininkai įsitikinę, ateina laikas apmokestinti ir elektromobilius. Aš jau 23 metai šneku apie tai, kad mūsų biudžetas per mažas mūsų išsivystymo lygiai. Čia yra bendra bėda. Blogi keliai, didesnės degalų sąnaudos, dažnesnis mašinų remontas. Visi nori geresnių kelių, bet už tai niekas nenori susimokėti. Gal paguos Arnoldas Schwarzeneggeris. Pinigai neatneša laimės. Dabar turiu 50 milijonų ir esu toks pats laimingas kaip ir tada, kai turėjau 48 milijonus. Patinka man ta diktorė Pumprickaitė, kuri laiks nuo laiko kažką tokio linksmo pacituoja. Anksčiau tai ten vos nepatarlės ar kažką panašaus sakydavo laidos pabaigoje, dabar nebesako paskutiniu metu. Taigi, nauji mokesčiai ir bus tada keliai tvarkingi, kaip Lenkijoje. O žinot, kodėl Lenkijoje keliai yra tvarkingi? O todėl, kad nevagia pinigų, neįsisavina, o pinigus naudoja tikslingai. Ten sako, kai remontuoja kelią, tai 20 cm nugramdomas tas gruntas, po jo eina betonas, o pas mus deda tokį tik asfaltą ir tai vadina kelių remontų, labai trumpalaikių kelių remontų. Taigi, vieną įvykį dar noriu parodyti, galbūt kažkas ir girdėjo, žodžiu, čia plačiai rašė ir įvairiausia žiniasklaida savaitgalį. Žodžiu, esmė yra ta, kad Vilniaus šerifas Gorodeskis, tai yra tautininkų partijos pirmininko pavaduotojas, pirmininkas yra Petras Gražulis, įsivėlė į tokią istoriją, nutarė paauklėti vaikus. Va čia yra jo, tarp kitko, toks reklaminis, rinkiminis bukletėlis. Ir būtent stengiasi šitas žmogus patekti į Vilniaus tarybą, tapti tarybos nariu. Nepavyko, nors jeigu būtų pavykę, tai Sakalas Gorodeckis būtų pradėjęs viską keisti ir būtų sugrąžinęs Vilnių vilniečiam. Nepavyko, kitą kartą galbūt pavyks. Taigi, jisai pričiupo vaikus, kurie sprogdino štai tokias petardas kažkur
užupį Vilniuje prie mokyklos, bet ne mokyklos teritorijoje, kaip supratau, miškelė. Va štai tokia petarda. 3 centimetrų, ilgio, tokia mini petarda. Na ir pačiupo tą vaiką ir pastatė štai taip tą vaiką prie durų. Taip labai įdomiai pastatė prie durų. Ir čia kitas vaikas užfiksavo, dabar galim pasižiūrėti, kaip tą vieną nusidėlį tautininkas Gorodeckis vedė. Pasižiūrėkim. Čia normalu? Jį į mokyklą ir pastatė prie durų. Va taip jisai stovėjo, vaikas kaip iš filmo kokio. Nusikaltėlis, kaip policininkai, va taip. Gal Gorodeckis ten turi kažkokios policininko patirties. Na ir buvo komentaras ir mamos, kad vaikui tai buvo tam tikras šokas. Ir kas įdomu, tos mamos Gorodeckis neprileido prie vaiko, reikalavo dokumento. Žodžiu, viskas yra aprašyta ir visur tas yra skelbta. Aš šiandien paskambinau prieš laidą ir Petrui Gražuliui, norėdamas paklausti, kaip ten viskas buvo, nes, tokia istorija. Jis pasakė, kad čia per daug viskas yra sureikšminama, kad iš tikrųjų, nieko ten tokio neatsitiko. Dabar, kaip sakė Petras Gražulis, kai skelbima, kad ten 100 mokyklų užminuojama, tai žmogus, jų tautininkas pastebėjo, kad ten vaikai sprogdina tas mini petardas miške, pričiupa, nutarė tokiu būdu paauklėti. Iš principo, gal ir taip. Aš save prisimenu prieš daugelį metų, tai ne tą dar išdarinėdavom, tiesą sakant. Irgi būdavo, pričiupdavo ir visko tenai būdavo, bet kad taip su vaiku elgtis ir rodyti tokią savo jėgą, statyti prie durų, man atrodo, pernelyg jau taip kažkaip persistengta, mano požiūriu. Nes kiek aš žinau, tam pačiam vaikui buvo stresas. Kiek aš žinau, tas vaikas, šiaip labai ramus, o kad ten norėjo paišdykauti, tai vėlgi prisiminkim savo vaikystę. Ne to būdavo. Kartais rizikingų dalykų darydavom. Bet tokie yra vaikai. Tai šitoj vietoj iš vienos pusės, ten nebuvęs negalėčiau visko pasakyti, bet turėdamas informacijos ir iš kitos pusės, aš vis tik tai teikčiau, kad šiek tiek lazda iš pono Gorodeckio pusės buvo perlenkta. Šiek tiek perlenkta lazda. Pastabą galima duoti, dar kažką padaryti, bet taip atvest, laikyti tenai vos ne valandą tą vaiką, motinos neprileisti ir taip toliau. Sako, policija ten pradėjo kažkokį ikiteisminį, kuo baigsis, tai turbūt irgi galima spėti, nieko čia katastrofiško gal ir neatsitiko, bet, nežinau, aš taip Gorodeckio vietoj būčiau nesielgęs. Bet tas žmogus vadinamas užupio šerifu, o iš esmės tai yra Vilniaus šerifas. Ir tada, kai pagalvoju, kad tas žmogus yra šerifas, tautininkas šerifas, tai gal jie kitaip ir nemoka elgtis, griežtos rankos tokie šalininkai. Sunku pasakyti. Tai tokia istorija. Ir šiandien aš dar norėjau pakalbėti apie rinkimus Šveicarijoje, todėl kad parodė vakar valstybinis transliuotas, kad ir vėl laimėjo dešinieji populistai ir gana užtikrintai laimėjo, surinko daugiausia balsų vos ten ne per visą istoriją kaip partija. Tie populistai prakeikti ir jie prieš sankcijas ten Rusijai ir iš visai netokie yra anokie, nors tuo pat metu tai viena turtingiausių pasaulio valstybių. Pasižiūrėkim tą reportažą, ištrauką. Šveicarijoje šiandien pasibaigusius parlamento rinkimus vėl laimėjo dešinieji populistai. Šveicarijos liaudies partija, laiminti visus rinkimus, šiame amžiuje surinko beveik 30% balsų. Tai vienas geriausių bet kurios partijos rezultatų per visą istoriją. Populistai gąsdino rinkėjus migrantų antplūdžių ir žadėjo neleisti, kad gyventojų skaičius pasiektų 10 milijonų. Taip pat duoti atkirtį liberaliosioms vertybėms.
Jie griežtai prieš suartėjimą su ES ir kritikavo vyriausybę dėl sankcijų Rusijai. Prieš suartėjimą su ES. Nu, čia skandalas. Ir būtent šią temą norėjau pasikalbėti su asociacijos Global Gays Network vadovu Aleksandru Peske, mano kolega. Bet nežinau, nepavyko man jo pagauti, tai tą pokalbį padarysime kitą dieną, nes šiaip ar taip mane visada domino Šveicarija, dabar kai turim šaltinį, kuris yra pačioje Šveicarijoje, tai bus įdomu išgirsti, kas ten atsitiko Šveicarijoje ir kaip jiems sekasi be tos ES ir kodėlgi jie nenori remti karo Ukrainoje. Nenori, kažkodėl šveicarai. Tokie keisti. Būtų ES, tai gal būtų protingesnė, o dabar nenori. Taigi, dar pabaigai negaliu neužsiminti, yra žiaurūs vaizdai iš Palestinos, ten, kur vyksta Izraelio karas, su tuo Hamas ir taip toliau. Tiesiog yra labai baisu tai, kas vyksta. Informacijos beje pas mus apie tai yra pakankamai mažai. Kaip ir iš viso informacinėme lauke, daug tokių smulkmenų, bet iš esmės informacinis štylis. Bando jie dabar visiškai pamiršti, kaip jau atkreipė dėmesį. Ukraina šeštadienį panoramoj nei sekundės nebuvo skirta Ukrainai. Nei vienos sekundės, atkreipiu dėmesį. Taigi štylis, o dabar aš noriu parodyti, gal kas ir matė, palestiniečių greitosios pagalbos gydytojas kaip kalba, pasak jo, apie genocidą Palestinoje. Describe please what happened exactly. What happened exactly? We went as an alarm for the Al-Ahli hospital in the middle of Gaza. We entered that. We have seen a massacre, a genocide for the people. They were sleeping only under the trees. No rooms, nothing, no shelters. They have bombed them by rockets. No one has injured. All of them has been killed. This is a genocide. We couldn't count the number of the shuhada. We couldn't count them. Most of them are parts. This genocide must be stopped for the leaders of the war. You must stop this massacre against the people of Gaza. You must stop the genocide of Gaza. We couldn't count the people because most of them has a lot of parts of the bodies. Minimum 30%, 40% of them are our children. We have taken the children firstly. After that, we have taken the women and the men after that. Dar dabar ką tik prieš laidą girdėjau, kad Gazos ruože ten mieste, kur naujagimiai, tie, kurie ten neišnešioti ar kažkokie probleminiai, prijungti prie tų aparatų, kur ten kvėpuotėm lengviau ir visą kitą, tai gali baigtis elektra ir kalbėjo tos ligoninės atstovas, daktaras kažkoks, ir sako, jeigu taip ir atsitiktų, tai per 5 minutės 50 tokių mažiukų kūdikių mirtų, iš karto mirtų. Štai tokia katastrofiška situacija, absoliuti beprotybė, bet ką mes galim? Iš esmės mes absoliučiai nieko negalim. Todėl šią progą siūlau pasiklausyti tie, kurie nesiklausė. Štai yra tokia publikacija Ekspertai EU. Izraelis įžengė į paskutinį savo egzistavimo etapą ir čia kalbinamas Jevgenijus Satanovskis, labai žinomas Rusijos žurnalistas, rašytojas, politologas, ekonomistas, profesorius, orientalistas, Artimųjų rytų instituto kūrėjas ir prezidentas. Interviu yra 2 dalių, bet itin atviras, itin aštrus ir labai todėl rekomenduoju pasiklausyti. Aš nesakau, kad ponas Satanovskis šiuo atveju teisus ar neteisus, jis malai miltus visus, ypač dar šitai kliuvo. Tai Lavrovo spaudos atstovai, Zacharovai, jie irgi ten išvadino visaip. Bet iš principo, žmogus tikrai pasikaustęs ir žino, ką sako. Ir jo nuomonė, viskas gali baigtis tenai Izraelė daug liūdniau, negu mes čia visi galvojam. Yra tokia nuomonė.
Labai įdomi nuomonė. Taigi linkiu tą pasiklausyti ir šiaip užmeskite akį į ekspertus, pažiūrėsiu, ko čia yra, kokių čia dar svarbių žinių. Labai svarbi žinutė be abejo, tai užuomaršos komunistų Nausėdos gana keliauja į teismą, tai pasirodo ledo šokėjo Drobesko dėl to Nausėdos gana, kai atėmė pilietybę ir ten visą kitą, kreipėsi į teismą. Labai gerai padarė. Manau, kad teismai bus laimėti, jeigu ne Lietuvoje, tai Europos Sąjungoje be problemų. Ir čia ekspertai EU kelia tik vienintelį klausimą, kas išlaidas sumokės. Ar pats Nausėda sumokės, ar vis tik tais bus linkęs, kad visas tas išlaidas sumokėtų visi mokesčių mokėtojai. Na, taip kaip buvo ir slaptojo kankinimų kalėjimo atveju. To kalėjimo, kurį kuravo, steigė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Ta 130 000 sumą, nedidelė, tai juokinga suma, tam suluošintam žmogui sumokėjo visi mokesčių mokėtojai, o ne Adamkus su savo sėbrais. Tai va čia tiesiog toks klausimas kyla. Ir dar ką aš noriu pasakyti, štai va, matote, yra neprarasta viltis. Lietuvos žmonės vis dar vilėsi, kad Žalimas dalyvaus valstybės vadovų rinkimuose ir tos galimybės neatmetė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, kuri šiandien, kalbėdama valstybinio transliuotojo eteryje, pasakė, kad savo kandidatą Laisvės džiaugsmo partija įvardins lapkričio mėnesį, taip kad liko labai nedaug. Aš viliuosi, kad Žalimas tikrai pasakys taip, o kai jis pasakys taip, na, beliks tik tai deramai pasiruošti rinkimam. Ir antrame ture, aš manau, jis turi visas galimybės sutriuškinti savo priešininką, todėl kad, na, visko buvo prezidento rinkimuose Lietuvos istorijoje, bet teisės Minedo, tiesą sakant, dar kol kas nebuvo, tai iš tiesų būtų įspūdingas reginys ir renginys. Tiek šiandien norėjau su jumis pasidalinti, kolegos serga, iškart po laidos skambinsiu, klausiu, kaip jūs veikate, kokios nuotaikos. Dėkoju visiems už palaikymą, už paramą, tik dėka jūsų mes esame čia ir judame su jumis kartu į priekį. Na ir tie, kurie nesuprato juodo humoro, dar kartą atkreipiu dėmesį dėl Eduardo Vaitkaus, kodėl jo čia nėra, ar čia kas nors nesitiko, ar nesusipykė, ar neįsiskyrė. Tikrai ne, mes kontaktuojam kiekvieną dieną ir judam bendra kryptimi drauge. O laidose, manau, laiks nuo laiko visada matysite be jokių problemų. Beje, jis turėjo būti paskutiniai laidoje, bet pramiegojam. Čia jau, kaip sakoma, mūsų kolektyvas paskyrė jam nuobaudą, jis jau žmogus atsiskaitė, bet, nu, žodžiu, baigiu aš savo nesąmonės. Iki rytojos. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.